Ok, sutvarkėm tam tikrus techninius nesklandumus, viskas dabar gerai, Žygis čia jau yra Power studijoje. Labas, Žygi. Labas rytas. Gerai jautiesi, žiūriu. Nu, jau dabar šiek tiek. Kai tiek baliavojas visą savaitę. Niekas nebaliavoja. Ne, aš labai gerai jaučiuosi, kad viskas čia susitvarkė ir aš nebekalbu. Ai, nu gerai. Jo, Žygis čia truputėlį buvo kaltas dėl mūsų techninės sklandumų, bet nieko. Žygi, kelintas interviu tavo nuo sekmadienio, gal jūs suskaičiuot gali? Ne, iš tikrųjų labai sunku suskaičiuot, nes, nu, aš tiesiog net neskaičiau, nu. Atsiliepi, pašneki, nuvažiuoji, pašneki ką nors ir neskaičiuoji tiesiog. Aha, bet tu tikrai jauti padidėjusią dėmesį, aš taip įsivaizduoju, ir tikrai jauti, kad esi X Factorius nugalėtojas. Nu, dėl to ar jaučiu, kad esu X Factorius nugalėtojas, dar sunku, nes, nu, aš labai dar sunkiai viską suvokiu. Ar gavai pinigus? Čia visi klausia, žinau, ar gavai pinigus jau? Ar jau išleidai, netgi klausia, kam išleidai pinigus gautus? Neišleidau ir net dar nėra pas manęs. Dar kišenį neturi. Aš, žinai, aš laukiu, kad neišleidžiu, pas menu, aš pagalvosiu dabar tą laiką, kol dar negavau jų. Bet sakai, kad kompą pirksi. Nu, reikės. Tai jau planų reiškia yra. Gerai, Žygi. Tai ką, ėjai visą tą kelią ilgą ir atėjai iki finalo, kuriame nugalėjai. Nuoširdžiai man pasakyk. Žinau, kad norėjai, faktas, kas nenorėtų, ar ne? Bet ar tikėjaisi? Pačioj pradžioje tikrai nesitikėjau. Pradžioje ko? Sekmadienio? Tarpsme, X Factoriaus visą. Okay, aha. Ir net tiesioginių galbūt pradžioje nesitikėjau. Bet, kuo toliau, tuo tas apetitas toks vis auga. Ir kai jau buvau penketuke, jau norėjau laimėti. Kai buvau, aišku, finale, nu, tai čia net nėra klausimų ir aš tikėjau, kad aš galiu laimėti ir aš... Nu, tikėjau, bet, tarpsme, jeigu būčiau nelaimėjęs, nebūtų buvę pasaulio pabaiga, tiesiog, nu, okei. Nebuvau vertas, o dabar fainai. Ar manai, kad Andžela, tas žmogus, ar tikrai tu norėjai likti superfinale su Andžela? Ar būtum pasirinkęs kitą varžovą? Aš nebūčiau nieko rinkęs iš viso tiesiog, nu aš svarbiausia norėjau aš būti. Tarsi, nu aš nenoriu, kad čia nuskambėtų savanaudiškai, aišku, bet tiesiog taip yra. Ir tikrai nebūtų svarbu, kas ar Audris, ar Andžela būtų su manim, ar Ieva, ar kas. O jeigu būtum sėdėjęs prie televizoriaus ir būtum nedalyvavęs X Factorių, iš kur jį būtum balsavęs? Kaip ir grįžkim atgal, kai aš čia buvau pirmą kartą ir aš pasakiau, kad mano favoritė yra Ieva. Tai aš manau, būčiau norėjęs, kad laimėtų Ieva, nes nu rimtai, nu, kai jinai padinavo su džiazu, tai... Jo, tai buvo tikrai labai gražu. Ir kiek laiko šventėjai apskritai X Factoriaus laimėjimą? Aš mačiau, ten laistysi šampanu su merginomis, nu kaip priklauso tikrai popmuzikos žvaigždai. Tai kada baigėt jūsų linksmybės? Tai mes sekmadienį paminėjom visi kartu draugiškai, afterį, o pirmadienį aš buvau su savo draugais jau pabėgęs nuo pasaulio. Sakai, išsijungi telefoną, ar ne? Jo, pabėgau nuo pasaulio visiškai, nu bet vis tiek rasdavo mane per brolį, per draugus ir sakydavo, Žygi, žiūrėk, tavo skambino. Aha, o skambino tiesiog draugai norėdami pasveikinti, ar skambino būtent žurnalistai norėdami išsiaiškinti kokių pikantiškų detalių? Buvo visokių variantų, bet aišku, draugai ir šeima, nes mamukas buvo įsivėdinti, kad aš jau dingęs. Ar nuo mamos net dingai? Jo. Ok, iš karto keliaukim prie mūsų klausimų, nes žinok, tikrai labai daug jų. Meda rašo, pasakyk bent 5 faktų apie save, kurių mes dar nežinom. Nes, nu, apie save esi daug pripasakojęs, ar ne? Ir, aišku, parašė, kad tave myli labai stipriai. Bet, nu, va, 5 faktai, kurių nieks nežino. Čia labai sunku. Jeigu nieks nežino, tai kodėl reikėjo žinoti? Nu, tai įdomu visą. Čia kai būna klausimai irgi, Žygi, pasakyk savo didžiausią paslaptį, kurios niekas nežino, tai, come on. Nu, bet gerai, gal tu dažaisi plaukus, gal tu nešioji... nežinau, rožinius apatinius mėgsti. Aš nešioju kartais rožinės koinės mano babukau amžinadėlis numėgstų, tai va. Ar rimtai nešioji mėgstas koinės močiutės? Ir dabar jos mėgstamas. Va, dabar Žygis dabar tai gerai. Čia močiutės mėgstas koinės? Šitas ne rožinės, jo. Stiliovus tokios, harudos. Aš turiu rožinės. Bet turi rožinės. Man šitoks faktas. Gerai, Inesa klausė. Sako, ar kažkiek pasikeitė tavo gyvenimas po X Factoriaus? Ar jauti, kad kažkas kitaip vyksta? Aišku pasikeitė, nes vis dėlto prieš X Factorių aš negaudavau pasiūlymų koncertuoti. O būtų buvo taip smagu, ne? Jo. O dabar, nu, ta prasme, kad kas nors labai pasikeisti, nu tiesiog, aišku, per visą X Factorių aš tiek galbūt labiau įgavau pasitikėjimą savim, galbūt įgavau savo tą tokį brandinį labiau veidą šiek tiek, ta prasme, nu... Bet aš... O koks jis? Gali pasakyti, va, pavyzdžiui, jeigu manęs paklaustų žmogus, užsienietis atvažiavęs į Lietuvą ir besiruošiantis eiti į Žygio koncertą. Kas yra jis? Koks yra Žygis? Kaip tu save kaip atlikėją apibūdintų? Žmogus sugebantis, tikiuosi, kad sugebantis
įeiti žmonių širdis, klausytojų širdis. Ir, O come on, ir Radžis moka į klausytojų širdis. Jis moka į mačiučių širdis, labai gerai. Nu gerai, o kuo tu išskirtinis ant scenos? Išskirtinis. Kodėl tavo koncertus reikia eiti? Čia yra labai sunku man atsakyti, nes aš taip pats negaliu viskai taip gerai visko pasakyti. Gal tu, tarkim, galėtum kaip... Nu, bet tai tu, pavyzdžiui, tu šoki dainuodamas, ar ne? Tai daro nedaug atlikėjų. Ne, kad šoka, bet aš nepajėdu. Nu jo, kad yra judesys, kad yra kažkoks sinchronas, kad yra šokėjai. Moteris tai bando daryti lietuvių atlikėjus, bet vyrai ne. Tai va čia yra tavo išskirtinis bruožas. Toliau kitas, tu mėgsti tavo muziką tokia daugiau roko, jinai stipresnė, ar ne? Kaip kada iš tikrųjų? Nėra visai švelnus popsas. Šiaip yra visok pas manęs, nu, yra 50-50 pasakys, tai visai. Aha, ir mes tikrai dar su Žygiu pakalbėsim apie jo būsimus koncertus, nes jisai jau rytoj turės juos 2 ir šeštadienį 1. Tai jau galėsite gyvai pamatyti, nes čia jau rašo visi kada ir kur. Neringos klausimas, sako, sveikinu, noriu paklausti, kokia buvo pirma mintis šovusi galva, kai pasakė, kad tu nugalėjai? Pirma mintis buvo kulverstis, nes aš net atsimenu su Rūta stovim ir aš, ta prasme, nesijaudinu iš tikrųjų labai, aš tikrai, būčiau nelaimėjęs, okay. Bet, sakau, Rūta, aš per patį pirmą interviu atsimenu sakiau, sako, ką darytum, jeigu laimėtum Žygį X Factor? Sakau, padaryčiau kulverstį iš karto. Ir taip sakau, Rūta, jeigu kas, aš darau kulverstį. Ir tik pasakė, Žygis, tada, aišku, išplaukiau iš pasaulio šiek tiek, tada parėjo šiek tiek, reikia ištesėti savo pažadus, apkabinau Rūtą ir kulverstuks, tai čia buvo pirma mintis. Bet be Rūtos tu darai kulverstį? Ne, aš apkabinau Rūtą tiesiog ir tada supratau, ir tada jau vienas pats. Gerai, klausia iš karto Deividas, sako, kada bus galima pamatyti jūsų X Factoriaus dalyvių turą po Lietuvą, ir toks bus, apskritai, toks yra, kiek girdėjau, toks yra planuojamas, ar ne? Šiaip jo, kaip ir pernai metais, bet aš dar negaliu nieko tiksliai pasakyti, tikslių datų. Nei kada, nei kur, ne? Tikrai ne. Bet tikrai ne vasara, jau čia tuoj turbūt prasidės jisai. Dabar mes kol kas po vieną palakstysim, o paskui, man atrodo, jau susijungsim. Ok, Neda rašo, ne, tiksliau ne Neda, o tebūnie Antonimas. Ir tokių klausimų sulaukiau daugybę. Sako, ar atvažiuosi į Balsius? Ir kurioj pamainoje būsi, 5 ar 6? Ir visi sako, Balsiai, ar nepamirši Balsių, ar nebūsi pasikėlęs ir vis tiek atvažiuosi į Balsius, ar vėl būsi mūsų pats mėgstamiausias mokytas, ar atvažiuosi į Balsius, nu žodžiu, aš nežinau, tau Balsiai turėtų mokėti pinigus už tai, kad tu garsini jų vardą. Ten ta stovykla yra kažkokia, į kurią visi turbūt važiuos dėl tavęs šiais metais, jeigu tu joje būsi. Šiaip aš tikrųjų visai norėčiau galbūt ten padirbti vėl kaip ir pernai, bet... Tu primink, ten ką veikia, tu esi krepšinio treneris. Vadovas. Ir vaikų savo būrio vadovas. Ir aš šiaip sakau, jeigu tikrai, neišeis fiziškai man ten būti ir dirbti visas tas pamainas, ten po tas 10 dienų, bet aš tikrai pažadu, kad aš atvažiuosiu tikrai aplankyti ten. Bent jau koncertą kokį surinktai. Jei, gerai. Išpešėm pažadą iš Žygio. Nu, žinok, viskas čia yra filmuojama, viskas yra įrašoma. Labai gerai. Niekas iš žodžių netraukia. Gerai, Aviečiai Game visai netrukus Power Hit Radio eteryje ir aš dar tikrai tavęs pasiklausiu, kas ir man ir visiems kitiems mūsų klausytojams įdomu, ar atiduosi tau 2000 Little Angelai? 9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. Gerai, tęsim pokalbį su Žygiu iš X Factoriaus nugalėtojų, galime ir taip tituluoti jau. Fanfaro, čia plojimai, žodžiu, visi merginos klykia. O iš tikrųjų merginos, ar dėmesį merginų praeitai didesnį, pavyzdžiui? Taip. Taip? Tarsi, nes, Bet ne Facebook'e, nes Facebook'as, ten visi rašo ir taip toliau. Bet mieste, tarkim, parduotuvėje, kavinėje, bet kur, vat. Tarp kitko, aš gyvai. Taip labai, apibėgsiu šitą klausimą, kadangi aš dabar labai mažai stengiuosi survaidėti, tiesiog taip gaunas. Tai vienas mano draugas gauna iš tikrųjų dėmesio už mane, nes jisai šiek tiek mane panašus. Tai sako, aš nueinu į klubą ir prie manęs prieina, sako, tipo, tokia panelė dabar šio, paskutinį kartą čia. Kiaukšta panelė ir, tipo, Žygis, ne? Ir jis taip žiūri ir aš taip juoktis pradėjau. O taigi tai reikia taip? Ta prasme, ne, jis laik sako, kad čia man labai geras draugelis, čia taip ir taip, čia... Bet sako, žiūri dažnai maišų, tai va, tiesiog net galima iš to atspręsti, kad šiek tiek... Tavo šlovės spinduliuose spindisi šildas ir kiti, ar ne? Draugai. O pats tu, sakai, nesirodai viešumoje, bet portalas Klubas LT parašė straipsnį apie tave ir tavo galbūt mylimąją, Gretą. Aš irgi mačiau tą straipsnį ir buvo labai
Tiesiog toks dirbtinis. Nu, man yra ten viena vis Lietuva, ten kažkokia vicemis, ar ne? Tai labai gerai čia viskas sueina. Nu, X-Faktorius nugalėtojas, gražuolė. Nu, taip kaip viso pasaulyje yra. Kaip ten yra iš tikrųjų? Iš tikrųjų, tai mes esame draugai. Ir iš tikrųjų mus žiauriai gaudė tada. Ir aš atsimenu, netgi vienas fotografas atėjo per afterį. Gal nusifotografuosi savo draugę? Kokia draugė? Sugret? Okei, nu čia, sakau, galvok kaip nori, bet prasme, taip nėra. Ir tada aš kažką priejau, porą žodžių pasakyti per kokius 2 metrus ir atsisukiu. Ir straipsnis sėdi. Nu, ta prasme, kai nori išpūst burbuliuką kokį nors. Mes, jeigu ten bendraudavom, tipo, kažkiek daugiau užkulisės, tai iš karto čia mes esam porą pagal jos. Nu, tokie. Tai bučiavai Greta, kad ar ne? Aš visas draugas pabučiuoju. O, come on. Gerai. Ir mane pabučiuosi, ar ne? Jau bučiavau. Gabija klausė, Žygimantai, nu gerai, ar atidavai tos 2000 Andželai? Žinau, kad pinigų dar negavai, bet jūs esate prisižadėję vienas kitam, kad arba vienas, arba kitas laimės ir kaip netikėta jūs abudu superfinale. Ir arba tas atiduos iš savo laimėjimo 2000. Ar ištesėsi savo pažadą? Žinoma taip, nes mes tada atsimenu, netgi padarėm tokį video pažadą, kaip čia pasakyti, ir mes tada skirtom rankom ir viskas yra užfiksuota. Nuotara, nuotara neužfiksuota. Bet šiaip realiai galėčiau netiduot. Andžela, negausi. Ne, o realiai tai atiduosi, žinoma, atiduosi. Kas ten 2050? Pusė kompiuterio, ne? Gerai. Ir Veta klausė, Žygi, kodėl tu manai, kad už tave balsavo visi? Ir ar tu patinki pats savo? Va, klausimas koks. Nors tu atsikeli ir te pažiūri veidrodį, o žiūrėk, užsienį. Ne, mes visą laiką, kiekvienas, manau, esame labiausiai savikritiškas savo. Tai aš tikrai visą laiką savį randu daug minusiukų, kur, ta prasme. Aš aišku, ta prasme, aš turiu savę mylėti, mes kiekvieną savę mylim ir turim mylėti. O tai, kad verkėjai per superfinalo paskutinį interviu, tau čia galvoji pridėjo pliusų balsuotojams ar ne? Čia gal, bet tarsi... Specialiai verkiai? Sudėjau sakyti, kai kurie sako, gal tu suvaidinai, bet tarsi tos emocijos tikrai nesuvaidintas, nes kai tu tiek dedi darbą, kai tiek laiko praleidi visame tame ir kai tavo paskutiniai tiesiog klausimai ir tu žinai, kad čia yra paskutiniai interviu ir tu tiesiog paskutinius žodžius nori pasakyti žiūrovui, būtent X-Faktorius scenai. Ir aš atsimenu, kalbu ir taip toks gumulas jau gerklė ir aš negaliu nieko pasakyti, o aš nenoriu parodyti, kad man viskas jau ašaras parėda, aš taip tyli, pakeliu gal žodis vėl ir vėl pareina ir viskas, paleidau. Dūdas. Jo. Okei, Žygi, ar buvo momentų X-Faktoriaus metu, kada sakai, viskas velniop, nieko nebenoriu? Pradžiai labai, ta prasme, kažkaip, pirmieji pasirodymai buvo, aš jaučiuosi toks neužtikrinęs labai. Tai tada galvojau, gal aš ne čia, tiesiog tokias labai trumpas mintis. Bet paskui įsisėmiau į kumštį ir viskas yra labai gerai, aš net nebenoriu galvoti, kad aš ką nors nenorėčiau čia būti. Tu visai neblogai X-Faktoriaus metu šokti pradėjai. Ar tu šokai ir anksčiau, ar tai buvo tavo tokie pabandymai pirmieji būtent X-Faktoriuje šokti? Žinokit, mes ten būdavo renginukų kokį nors mokykloje dar tenais, kai mes... Bet lankai kokį būrelį šokį? Ne, visiškai ne. A, ne? Prašau, štai ir... Bet šiaip aš mėgdavau ten bent kažką, paidinti tavo kažkiek kūną. Ir taip gavosi visai paidinti. Saulė rašo iš Vilniaus Vykas, tu esi tiesiog tobulas. Na, o mano klausimas būtų, kaip su mokslais? Ar nepakenks tau laimėjimas mokytis? Ir, gerai, kitą klausimą užduosiu po šito. Per visą X-Faktorių tai man taip gavos, kad ne visiškai gerai suėjo mokslai, bet realiai palyginti su tuo laiku, kurį aš skiriau mokslams, tai man viskas labai gerai gavosi. O dabar aš nežinau, aš tikiuosi, kad man netrukdys dabar visiškai konceptų. O dėstytojai teigiamai žiūri tave? Ne visi. Būna atvirkščiai, kad neteigiamai, bet ko tu čia nori iš manęs, tu čia nevaidink, kad kažkas čia yra, nors, realiai tu nieko nedarai tos metų. Bet susikaupsi, viskas bus gerai, išsivaizduoju, ne? Ir apie heiterius paklausiu, tuomet dar vienas kūrinys, po kurio dar sugrįšim su Žygiu. Žinau, kad yra daug žmonių, kurie tavęs nemėgsta, faktas, tai normalu yra, ne? Ir kaip tu juos reaguoji? Aš netgi iš karto pasakysiu, užbėgsiu už akių, vakar tu pasidalinai beje vieną demotivaciją.
Pats net pasidalino, ten tu pats pasidalino. Yra demotyvacija, kurioje Žygis, žodžiu, jisai, scenoje X Factorius yra pačiai parašyta, o pagaliau galėsiu išmokti dainuoti. Ir jis pats pasidalino šitą, aišku, labai daug laikintojų buvo ir visiems ten labai smagu buvo. O ką tu pats manai apie tos, kurie sako, bebalsis tas Žygis? Gerai, tarkim, bebalsis. Tarkim. Bet man yra linksmiausia skaityti neigiamus komentarus. Kai yra teigiami, okei, tu ten pamatai jos, tau gero, vis tiek, bet kai tu pamatai neigiamus, tai būna taip linksma jos paskaityti. Nes dažniausiai, aš suprantu tie, kurie būna, ale profesionalūs, tie komentatoriai, kurie, gerai, tu priimi jų pastabas, kas sakai, bet kurie rašo, ta prasme, tokius vėjus, kur, tau tiesiog jokingai ir atrodo, ką tu veiki prie to kompo, aš jūs neturiu ką veikti. Tiesiog, o heiteriai, tebūnė, tegu jie būna, jau reikia, kad jie šiek tiek paskatintų, nes sakau, pradžiai tiesiog neteriu, jie buvo vieni iš tų, kurie mane paskatino tobulėti labiau, nes kai aš pamatydavau komentarus, kad tipo, čia Žygis, čia per kažką, čia finale, ne finale, tiesiog... Per kažką? Tarkim, ten kažkas panašaus. Turi giminių kokią? Jo, ir tada aš tiesiog norėjau jos šiek tiek pritildyti, kad jie šiek tiek... Įrodyti. Jo, ir parodyti, kad aš galiu tikrai. Gerai, netrukus populiariausia mūsų savaitės daina Ed Sheeran kartu su Passenger No Diggity ir dar keletas klausimų iš mūsų klausytojų, kurie čia plaukia ir aš tikrai nespėsiu visų užduoti. 9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. 9:40, dar keletą klausimų Žygiui, X Factorius nugalėtojui. Pats sakė, kad labai išsitaškė po X Factorius, laimėjimo. Taip. Ten visi jau tampė tave, sveikino, norėjo pabučiuoti, visai kaip įlysti, šalia tavęs pabūti, bent jau trumpam. Net labai faina buvo. Ok, Žygis Maladėts pasirašo vardas toks žmogaus. Super. Sako, sveikas Žygi, ar man pasigirdo, per paskutinį tavo pasirodymą pradžioje buvo neįjungtas mikrofonas? Jeigu taip, ar labai išsigandai? Atvirai pasakyt? Taip. Neišsigandau, nes nepagavau nieko, aš nejaučiu to dalyko, nes aš iš viso... Tu ausinėse girdėjai save, ar ne? Viskas ten kaip ir okei buvo. Ar tu supratai, kad čia kažkas ne taip? Žinokit, ne. Tikrai nespratau iš viso nieko, nes man tik vakare pasakė, Žygi, bet per tavo dainą, sako, nesigirdėjau, ten pirmos eilutės ar ten dvi. Skau, to per nesigirdėjau. Nebuvo jungtas mikrofonas. Ką? Ir taip, nežinau nieko. Tau teko duetu sudainuoti su Jurga, kuri iš tikrųjų yra geidžiama atlikėja ir... Ar tu pats, kai tu sužinai, ar tu pats rinkaisis, kad su ja dainuoti, ar tau pasiūlė, ar kaip ten gavosi viskas? Tiesiog pasakė. Pasakė, tu dainuosi su Jurga? Jo. Ir tavo reakcija buvo kokia? Ne, šiaip pradžiai visai fainai. Jo, tikrai fainai, net ne pradžiai, šiaip labai fainai. Jinai labai faina moteris, tavarsime, tarp kitko yra. Tokia labai šilta, aišku. Ir jinai, tarp kitko, labiau jaudinas jaučiu už mane Lietuva ant scenas ir mes viens kitą tada paraginom. Na, nežinau, labai fainai. Aha, tai tas mitas, kad Jurga Šeduikytė yra kažkokia pasikėlusi ir dar kokia nors yra nesąmonė? Nu, aš įspūdingai daug su ja nebendrau, bet kai bendravau, tai man jinai faina pasirodė. Kaip įspūdingai daug? Įspūdingai daug nebendravau. Tu taip sakai, įspūdingai daug nebendravau? Įspūdingai. Ne, labai daug, bet įspūdingai daug. Įspūdingai. Išsprūdo toks dabar žodis. Natūraliai, va taip? Net raudonas. Ok, Valentinas sako, labas rytas, Raminta ir Žygis, sveikinu su pergale. Ok, pradėkime, kur arčiausiai galima bus tave pamatyti? Arčiausiai, pirmiausiai, Šiauliuose klube, ne klube jo. Rytoj. Jo, rytoj klube kito bus 2 koncertukai, 5 valandą ir 10 dabar bijau sumeluoti. Jo, ta prasme, vakarinis koncertas jaunesniai publikai, ar ne? Ir paskui vėlesnis koncertas, jau naktinis vyresniai publikai. Ir šeštadienį... Šeštadienį Dr. Who, taip, yra... Dabar net pats maišaus, nes aš dabar bijau sumeluoti, nes tu ten... Taip, yra Dr. Who 100%. Prisirašęs su ten ir dabar negaliu pasakyti tiksliai viską, bet jo. Čia yra artimiausi tavo pasirodymai. Tai šiauliečiai ir klaipėdiečiai ploja rankom ir rytoj Šiauliai, o poryt Klaipėda. Taip, apie skolą. Gerai. Ar Renata klausė, ar tave trikdo kalbos, kad nemoki dainuoti, ar esi kada nors koncertavęs sirgdamas? Ar nebuvo per X Factorių nei vieno sekmadienio, kada buvo labai blogai? Tarp kitko, jo, dabar kaip tik galvoju, čia galvoju, kokia trečia gal laida, bijau smeluot. Kai aš per repeticiją, aš iš vis nepadainavau, nes man buvo, tikrai gerklė viskas, ten skaudėjo ir nepadainavau, buvau užkimęs tikrai visiškai ir aš dėl to labai bijojau, bet aš atsisėdu atsimenu kampelį, visą dieną nieko nešnekėjau ir tiesiog tokia meditacija šiek tiek pasitelkiau ir tikrai buvo geriau vakare.
Meditacija. Jo, ir tai žinokit padeda. Pabendrau su Dievu, Žygis ir padėjo. Gabrielė rašo, ar Rūta labai pikta mokytoja? Ir kaip Rūta tave pasveikino laimėjus? Nėra jinai pirmiausia pikta mokytoja, net tiesiog reikli būna. Nu taip. Vėliau duodavo normaliai, žinau. Jo, duodavo, bet man tai visai patikdavo. Pradžiai, sakau, tai būtų labai nejauku, bet paskui taip gauni tu velnių ir to gero, nes tu žinai, kad tu galėsi kažką išpildyti jai. O kai pasveikinau, tuo metu buvau euforijoje ir atvirai pasakęs labai sunkiai tos ne viską atsimenu, nes pirmiausia ant scenos jinai mane pasveikino, paskui dar buvom afteriai sutikę irgi kažką sakė, bet tuos rimtai man euforija visą tą dieną buvo ir man kas ką sakė, aš tiesiog priimiau tiesiog teigiamai, bet kad būtent tas, nu, atitinkamai žodžius kokius nors buvo labai sunku viską priimti save ir... Bet štai Rūta tapo mokytoja nugalėtoja, ar ne? Ir, tu prasme, gan stipriai nugalėtoja vis dėlto. Taip. Dviese buvom trejetuke, nors jinai pirma prarado Dovydą, bet, žiūrėk, mes dviese. Išlaikė jūs. Alina sako, Jėzus Marija, čia neklausimas, bet aš įsimylėjau vėl. Štai, man paprastai. Gerai, Žygi, tai ką, aš tau noriu visų pirma, dar yra kontraktas, ar ne, kur tu turėsi rašinėti dainą. Taip. Yra kažkokių minčių, žinių, ar kol kas dar taip nieko konkretaus negali pasakyti? Aš galvoju, šiandien viską reikia man išsitirinėti, Išsiaiškinti. Jo, iki galo, kas čia kaip ir kada ir kodėl. Nes, aš tvarsme, nebuvo taip, kad aš koncentruočiaus iš karto prieš viską, kur išleisiu pinigus, kur aš įrašinėsiu, ką įrašinėsiu, kaip įrašinėsiu. Aš tiesiog norėjau koncentruotis savo tais pasirodymais. Ir kai viskas pasibaigs, jeigu aš turėsiu viską, tai aš ir pasigilinsiu, kas čia yra, nes realiai aš tiesiog norėjau padaryti, ką galiu geriausiai. Gerai, ačiū tau labai už tai, kad apsilankai čia ir aš labai linkiu tau, kad tavo karjera tik čia būtų pradžia, kad čia būtų tik tai pats tas startinis momentas ir kad būtų kuo toliau tuo geriau dirbt, daug reikia. Taip. Ir aišku, rinkti tą publiką aplink save. Aš kaip tik visą netrukus mūsų eteryje nuskambės ir kūrinys, kuris tau galbūt ir pergalę išplėšė. John Newman, Love Me Again. Ačiū labai. Ačiū tau, Žygi. Čiau visiems.